Skaityk su Ugniumi Butkumi. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki gyvi ir šį kartą tikrai nenorėdamas ilgų įžangų noriu tiesiog pasigirti, jog man pavyko pakalbinti vieną legendinį literatūros pasaulio žmogų, kuris šiaip jau interviu neduoda, nes turi klaidingą įsitikinimą, kad kalbėti nemoka ar iki šiol taip ir neišmoko. Tad man teko ne kartą, ne du ir net ne tris skambinti ir pademonstruoti tą savo įtikinėtojo talentą, arba kaip kiti pasakytų, buką užsispyrimą. Ir man pavyko, ką čia kuklintis. Aš kalbu apie legendinę vertėją Violetą Tauragienę. Manau, kad tikrai kiekvienas mėgstantis skaityti šią vertėją puikiausiai pažįsta. Tai štai visai neseniai Violeta Tauragienė pirmą kartą į lietuvių kalbą išvertė Viljamo Folknerio, beje, pirmosios savo meilės, kaip netrukus sužinosite, kas buvo antroji ir trečioji taip pat, romaną Jeruzalę, jeigu tave užmirščiau. Šį romaną išleido leidykla Baltos lankos. Šis Folknerio romanas iškrenta iš jo bendro kūrybos konteksto. Apie tai mes irgi pakalbėjome, netrukus išgirsite. Nors tiesą sakant, aš čia beveik nekalbėjau, o tik klausiausi, taigi netrukus ir jūs viską išgirsite ir apie dar daug ką įdomaus. Tad tiesiog nepraleiskite progos to padaryti. Jūs užsiminėte, kad štai Folkneris dabar praradęs Lietuvoje tas pozicijas, tokias, kokias jis turėjo kažkada, kaip jūs minėjot, prieš 30 metų. Aišku, dabar pasirodė palyginti visai nemažai tų vertimų Folknerio ir štai Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, berods kokia ten vaga išleido. Man rodos, kaip aš gulėjau mirties patale, taip. Vanagenės, man atrodo. Taip, ta pati. Na, kaip apie Folknerį kalbama, jau pastebėjau, tai kalbama taip, kad šis rašytojas yra sudėtingas, jį sudėtinga skaityti, gal dėl to, gal tiesiog dabar atsiradus įvairiausioms knygoms, tai tiesiog sunku įkast tą Folknerį. Kai skaitai, atrodytų rašo, nėra ten nei kažkokia filosofija, nei terminų sudėtingų, paprasta lyg ir kalba, tačiau skaitai ir sunkus tekstas, sunkus tekstai jo. Tai taip ir neatsakau klausimą, kur slypi tas jo sunkumas? Tai šitą klausimą jam tarp kitko užduodavo visi interviueriai, ir kaip lietuviškai pasakyti, kaip juos pavadinti. Ir jis į jį maždaug vienodai visą laiką atsakydavo, bet yra tokie 3 aspektai, kurie, man atrodo, tiksliausiai tai išsako. Pirmiausia, kad Folkneris aiškino, kad jis pradėjo nuo poezijos, jis labai norėjo būti poetas ir dar būdamas 21 metų jis įsivaizdavo, kad jis rašė labai gerus eilėraščius ir todėl dar ir būdamas 22 metų jos rašė taip pat įsivaizduodamas ir jau kai jam sukako 23, jis staiga suprato, kad jis prastas poetas, kad tinkamiausia jam reiškia literatūros rūšis yra proza. Bet po to jis ir prideda tą savybę. Bet iš tikrųjų mano proza tai poezija. Bet šitas poezijos aspektas, aš niekada pati dėl to nesusimąsčiau, bet kažkas tame yra tikrai, įvaizdžių išsakyta, kas yra ta jo proza, tai yra poezija. O poezija jam buvo ne šiaip savo, reiškia, grinai tik, pavyzdžiui, poezija, Folkneris buvo iš labai tokios gilių religinių tradicijų šeimos ir giminės, jos labai seniai įsišaknijusios ten visoje jų giminėje. Ir jis puikiai, reiškia, išmanė ir Seną, ir Naująjį testamentą. Tai pavyzdžiui, Senasis testamentas jam buvo kaip paties geriausio, sveikiausio, įdomiausio folkloro pavyzdys. Jam tai buvo folkloras. O apie Naująjį testamentą jis pasakė, kad tai jau filosofija ir mintis ir jame yra kažkas iš poezijos srities. Bet poezija Folkneriui buvo Naujasis testamentas. Ir tai labai kažkaip, man atrodo, susisieja su jos kūryba. Aišku, kad poeziją skaityti yra nepalyginamai sunkiau ir sudėtingiau ir perprasti ją negu proza. O kitas dalykas, kuris Folkneris nuolatos kartojo, tai jo irgi dažnai paklausdavo
norėjau išvardinti 5 geriausius jo nuomonė Amerikos rašytojus. Ir jis paprastai tai reiškia, seka būdavo tokia. Pirmas būdavo Tomas Wolfas, antras reiškia jis pats Faulkneris, paskui Dos Pasos, paskui ėjo Caldwellas ir Hemingway. Tada jis paaiškindavo, kodėl jis tokia seka išdėstė. Kaip jis tą supranta? Kad jis sakė, kad visi mes nevykėliai. Ne vienam iš mūsų nepavyko susilyginti su tobulybės svajone ir aš įvertinau menininkus pagal taip, kaip didingai jie pralaimėjo, stengdamiesi pasiekti tai, kas neįmanoma. Aš esu tikras, kad Wolfas labiausiai už visus stengiasi priartėti prie neįmanomo, kad jis stengiasi įkūnyti literatūroje visą žmogaus patirtį. Ir aš manau, kad po Wolfo daugiausia pastangų tam padėjau aš. O Hemingwayų palikau paskutiniu todėl, kad jis niekada neišeina už ribų to, kas jam gerai žinoma. Jis daro tai puikiai, bet niekada nesiekia neįmanoma. Dar geriau jis apie tai pasakė. Kai, reiškia, toliau kalbėdamas kitame interviu, kai jis pasakė, kad mes su Tomu Wolfu stengiamės sutalpinti, sugrūsti į sakinį tikrąją to žodžio prasme viską, ką galime, norėdami perteikti kiekvienos žmogaus gyvenimo akimirkos, kiekvienos saulės spindulio unikalumą. Tai, kas juose nepakartojama. Todėl mes rašome gremėzdiškai ir mūsų sunku skaityti. Tai visiškai nereiškia, kad mes sąmoningai stengiamės būti gremėzdiški, mes tiesiog negalėjome rašyti kitaip. O dar kitaip jis pasakė, dar labiau, man atrodo, paryškino šitą mintį. Dar kitame interviu, kai vienas japonų vertėjas padarė su juo labai gerą interviu, reiškia paklausė jo, kodėl jis, išvertęs šitiek amerikiečių anglų rašytojų, ir niekada nebuvo susidūrę su tokiais sunkumais, kaip versdamas, reiškia, Faulknerio romanus, išskyrus nebent tik Joyce'ą, Ulysą, jis išvertė japonų kalbą ir Ulysą. Ir kad pagrindinis to vertimo sunkumas buvo stilius, kuriame susilieja ir objektyvus, ir subjektyvus dalykai, ir potekstai, ir simbolika. Ir tada jis jo paklausė, ar tas stilius yra jūsų sąmoningų pastangų padarinys, jūsų noras, reiškia, įgyvendinti naujų prozos eksperimentų, ten kažkokius tai naujus prozos eksperimentus, kuriuos jūs ištyrinėjote. Ar tai jums natūralu ir jūs kitaip rašyti negalite? Tada Faulkneris jam atsakė, kad stilius tai yra būtinybės, neišvengiamybės padarinys ir kad jis supranta tai šitai, kad žmogus žino, kad jis negali gyventi amžinai. Bet sykiu jo sieloje, jo širdyje dega troškimas išreikšti kažkokią visuotiną tiesą. Ir jis visą laiką suvokia, kad laiko tam turi mažai. Ir mano atveju tai ir paaiškina siekį viską sugrūsti vieną sakinį, nes galimybės parašyti kitą sakinį gali ir nebūti. Tai va tas noras sugrūsti vieną sakinį viską, ką gali, va tą visuotinę tiesą ir lemia tuos dalykus. Gal Jeruzalė, jeigu tave užmiršiu, romanas, kokioj jis vietoj Faulknerio kūryboje stovi? Kuo jis įsiskiria? Čia vienam romane 2 romanai. Visų pirma, jis iškrinta grinai temos prasme iš Faulknerio kūrybos. Mes pažįstam Faulknerį kaip Jokna Patofos apygardos kūrėja. O šitas romanas absoliučiai iškrinta, nes čia yra absoliučiai negeografiškai. Pirmą kartą Faulknerio, reiškia, vienam romane yra ir Naujasis Orleanas, ir Juta, ir Čikagos, reiškia, apylinkės. Nesugalvota, o tikra reali geografija. Jis yra toks, jeigu galima tai pasakyti, pats autobiografiškiausias jo romanas, nes jis yra susijęs su jo šeimos nesėkmingos santuokos, nelaimingos meilės istorija ir žodžiu, tai buvo kaip kažkoks katarsis išsilaisvinti nuo kažkokio asmeninio skausmo, širdgėlos, kančių. Antras dalykas, jis labai išsiskiria savo kompoziciją. Niekur tokios sudėtingos kompozicijos daugiau nėra. Ir kai jo buvo paklausta, kodėl, reiškia, ar čia simboliškai yra sudėtos tos tarpusavėje nesusijusios temos Laukinėse palmėse, tai Faulkneris tada pasakė, kad ne, jis buvo sumanęs parašyti vieną istoriją, tą Charlottės Rittenmeier ir Hario Wilburno
kurie paaukojo viską meilę ir ją prarado. Bet ir jis nežinojo, kad tai būtų dvi skirtingos knygos, kol jis nepradėjo jos rašyti. Bet kai jis pabaigė pirmąjį Laukinių palmių skyrių, jis staiga suprato, kad kažko trūksta, kad knygai reikia paryškinimo, kuris galėtų kilstelt ją kiek aukštyn, kaip kontrapunktas muzikoje. Ir tada jis pradėjo rašyti tą Tėtušio istoriją. Tol, kol tada Laukinių palmių pasakojimas vėl pasiekė deramą lygį, tada jis liovėsi rašyti Tėtušio istoriją, parašęs pirmąjį skyrių ir vėl ėmėsi Laukinių palmių. Ir taip, kol tas pasakojimas vėl pradėjo smukti žemyn, taip jis antitezėmis kėlė knygos lygį. Pakalbam dar dabar apie vertėjos darbą. Tai Faulkneris, sakykime, verčiat labai daug. Šiaip esu skaitęs, pavyzdžiui, jūs kaip vertėja, tai esate aukštumoj vertinama visų, tiek jaunųjų vertėjų, tiek apskritai skaitytojų. Suskaitęs, kad neprisimenu, kas skaičiau, kad, pavyzdžiui, net renkasi visas knygas jūsų išverstas. Kokias jūs verčiat, tokias ir skaita. Arba, pavyzdžiui, Marius Burokas sakė, kad norėtų lygiuotis į jūs kaip vertėja. Tai dabar apie tą vertėjos darbą. Faulkneris iš tų visų autorių. Manau, kaip ir skaityti jį nėra lengva, taip ir versti tikriausiai. Ne tai, kad nėra lengva, jaučiu, ir be galo sunku. Jeigu dėl manęs kaip dėl vertėjos, aš nežinau. Aš esu turbūt labai netradiciška vertėja, nes, žodžiu, visų pirma, aš verčiu tik tai, kas man patinka. Negaliu versti šiaip savo, kaip eilinis profesionalus vertėjas, leidykla užsako, tu išverti. Man pasisekė gyvenime ta prasme, kad aš visuomet verčiau praktiškai 99 ar 8% tik to, ką aš norėjau versti ir ką aš pati pasiūlydavau leidykloms. O rinkdavausi visuomet tuos autorius, kurie negalėjo nerašyti, tokius kaip Faulkneris. Bet tai ir iššūkis. Tai yra iššūkis, todėl kad, pavyzdžiui, kiek laiko aš sugaišau ir kiek aš darbą turėjau įdėti išversdama Laukinės palmės, tai aš per tą laiką galėjau išversti bet 3 kitas knygas, tame tarpe, 3 tokias, kaip aš dabar verčiu, pavyzdžiui, Margarita Duras. Tai yra labai didžiulis skirtumas vien dėl to, kad Faulknerio frazė yra tokia, aš net nežinau, tai yra ne frazės, ne žodžio lygmenyje ir ne sakinio konstrukcijos lygmenyje, ten tą viską galima sutvarkyti, bet jis yra tiesiog nežmoniškai tankus tas tekstas, jame yra gyvybė, jame yra širdies plakimas ir tokia dvasios siautulys. Koks būdingas tik Faulkneriui, tas viskas yra ir tu turi viską tą perteikti ne žodžio lygmeniu, o surasti tą toną, kuris... Aš nežinau, ar aš jį suradau, bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad mano ir karjera vertėjos taip atsitiktinai prasidėjo nuo Faulknerio. Kai aš būdama jauna, jis mane taip užkabino, kad aš tiesiog nenorėjau su juo skirti. Tai yra žmogus, su kuriuo nori likti. Vertimas yra tiesiog nuodugnesnis, gilesnis perskaitimas tos pačios knygos. Tai yra, tu sėdi prie jos ir... O kitas momentas buvo tiesiog, nesinorėjo atsitraukti, norėjusi, aš galvoju, kad jeigu aš rašyčiau, aš niekada neturėjau, kuo aš ir turbūt skiriuosi nuo kitų vertėjų, aš niekad neturėjau rašytojiškų, nei rašiau eilėraščių, neturėjau rašytojiškų ambicijų, bet visą laiką kirba tokia mintis, kad jeigu rašyčiau, ne mintis, o tiesiog pojūtis toks, kad jeigu aš rašyčiau, tai aš rašyčiau taip, rašyčiau, pasakyčiau, tą aš norėčiau pasakyti ir taip aš norėčiau pasakyti. Tai 3 autoriai mano gyvenime buvo tokie, su kuriais aš absoliučiai tapatinausi, guliau ir kėliau. Man rodės, kad vienodai plakė širdis ir vienodai regėjo akis. Tai buvo 3 mano labai skirtingi autoriai, bet tai buvo mano tokios 3 gyvenimo meilės. Tai čia Faulkneris be abejo ir dar tada kas? Tai buvo Faulkneris, Camus ir Beketas. 3 skirtingesnių negali sugalvoti autorių, ar ne? Bet tai su tais, su kuriais aš gyvenau. Tai negali mylėti vienodų 3. Tai dėl to ir myli, kad skirtingi. Ko gero.
Ko gero taip, bet tai sakau, tai Faulkneris buvo mano pirmoji meilė, Camus turbūt buvo jau tokia tikroji, o Becketas buvo tokia brandžioji meilė, turbūt taip, aš nežinau. Bet apie Faulknerį aš noriu, turbūt aš nebūčiau ir tapus vertėja, jeigu, žodžiu, aš ne tik, kad aš norėjau, reiškia, su juo pabūti ilgiau, bet man atrodė, kad buvo labai, Vagos leidykloje Faulknerį tada buvo nemaža jo knygų išleista. Pačios vienos iš geriausių jo knygų iš Sartorių ciklo išleistos, išverstos Lilijos Vanagienės ir jos buvo labai garsios, labai mylimos, labai perkamos ir ten jau buvo viršūnė tokia, buvo tik aukščiausiais tonais apie tą viską kalbama. O man kažkaip atrodė, kažkas, ne taip, aš ne taip jį girdžiu, ne taip matau ir man atrodė, kad, nenoriu pasakyti, kad man iš vis tada, aš nežinau, kiek ten buvo toks jaunatviškas įspūdis, kiek jis tikras, aš net dabar net ir kai jau tapau profesionalė, negaliu šito aiškiai suvokti, bet man atrodė, kad mano buvo toks blogas įspūdis, kad visi Vagos vertimai yra, kad visi autoriai pasidaro vienodi. Aš nežinojau, kuo skiriasi, pavyzdžiui, Faulkneris nuo kokio nors ten, nežinau. Bet ko kito, sakykime, ne? Bet ko kito, jo. Ir man atrodė, kad tam vertime trūksta būtent tos faulkneriškos aistros, tos energijos ir Ir galbūt net to nesuprantamumo, tos paslapties kažkokios. Būtent, viskas kažkaip nuglūdinta buvo ir man atrodė, kad ne taip. Ir aš dabar pagalvoju, aš pasižiūrėjau, tai pirmą kartą Verbenos kvapas mano buvo išleistas prieš 71 metais, tai prieš kiek čia? Skaityk su Ugniumi Butkumi. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki gyvi ir šį kartą tikrai nenorėdamas ilgų įžangų noriu tiesiog pasigirti, jog man pavyko pakalbinti vieną legendinį literatūros pasaulio žmogų, kuris šiaip jau interviu neduoda, nes turi klaidingą įsitikinimą, kad kalbėti nemoka ar iki šiol taip ir neišmoko. Tad man teko ne kartą, ne du ir net ne tris skambinti ir pademonstruoti tą savo įtikinėtojo talentą arba, kaip kiti pasakytų, buką užsispyrimą. Ir man pavyko. Ką čia kuklintis? Aš kalbu apie legendinę vertėją Violetą Tauragienę. Manau, kad tikrai kiekvienas mėgstantis skaityti šią vertėją puikiausiai pažįsta. Tai štai visai neseniai Violeta Tauragienė pirmą kartą į lietuvių kalbą išvertė Viljamo Faulknerio, beje, pirmosios savo meilės, kaip netrukus sužinosite, kas buvo antroji ir trečioji taip pat, romaną Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau. Šį romaną išleido leidykla Baltos lankos. Šis Faulknerio romanas iškrenta iš jo bendro kūrybos konteksto. Apie tai mes irgi pakalbėjome, netrukus išgirsite. Nors tiesą sakant, aš čia beveik nekalbėjau, o tik klausiausi, taigi netrukus ir jūs viską išgirsite ir apie dar daug ką įdomaus. Tad tiesiog nepraleiskite progos to padaryti. Jūs užsiminėte, kad štai Faulkneris dabar praradęs Lietuvoje tas pozicijas, tokias, kokias jis turėjo kažkada, kaip jūs minėjot, prieš 30 metų. Aišku, dabar pasirodė palyginti visai nemažai tų vertimų Faulknerio ir štai Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, berods kokia ten Vaga išleido. Man rodos, kaip aš gulėjau mirties patale, taip. Vanagienės, man atrodo. Taip, ta pati. Na, kaip apie Faulknerį kalbama, jau pastebėjau, tai kalbama taip, kad šis rašytojas yra sudėtingas, jį sudėtinga skaityti, gal dėl to, gal tiesiog dabar atsiradus įvairiausioms knygoms, tai tiesiog sunku įkast tą Faulknerį. Kai skaitai, atrodytų rašo, nėra ten nei kažkokia filosofija, nei terminų sudėtingų, paprasta lyg ir kalba, tačiau skaitai ir sunkus tekstas, sunkus tekstai jo. Tai taip ir neatsakau į klausimą, kur slypi tas jo sunkumas? Tai šitą klausimą jam tarp kitko užduodavo visi
interviuerė, ar kaip lietuviškai pasakyti, kaip juos pavadinti. Ir jis į jį maždaug vienodai visą laiką atsakydavo, bet yra tokie 3 aspektai, kurie, man atrodo, tiksliausiai tai išsako. Pirmiausia, kad Faulkneris aiškino, kad jis pradėjo nuo poezijos, jis labai norėjo būti poetas ir dar būdamas 21 metų jis įsivaizdavo, kad jis rašė labai gerus eilėraščius ir todėl dar ir būdamas 22 metų jos rašė taip pat įsivaizduodamas ir jau kai jam sukako 23, jis staiga suprato, kad jis prastas poetas, kad tinkamiausia jam reiškia literatūros rūšis yra proza. Bet po to jis ir prideda tą savybę. Bet iš tikrųjų mano proza tai poezija. Bet šitas poezijos aspektas, aš niekada pati dėl to nesusimasčiau, bet kažkas tame yra tikrai, žodžiu, įvaizdžių išsakyta, kas yra ta jo proza, tai yra poezija. O poezija jam buvo ne šiaip savo, reiškia, grinai tik, pavyzdžiui, poezija, Faulkneris buvo iš labai tokios gilių religinių tradicijų šeimos ir giminės, jos labai seniai įsišaknijusios ten visoje jų giminėje. Ir jis puikiai, reiškia, išmanė ir Seną, ir Naująjį testamentą. Tai pavyzdžiui, Senasis testamentas jam buvo kaip paties geriausio, sveikiausio, įdomiausio folkloro pavyzdys. Jam tai buvo folkloras. O apie Naująjį testamentą jis pasakė, kad tai jau filosofija ir mintis ir jame yra kažkas iš poezijos srities. Bet poezija Faulkneriui buvo Naujasis testamentas. Ir tai labai kažkaip, man atrodo, susisieja su jos kūryba. Aišku, kad poeziją skaityti yra nepalyginamai sunkiau ir sudėtingiau ir perprasti ją negu proza. O kitas dalykas, kuris Faulkneris nuolatos kartojo, tai jo irgi dažnai paklausdavo, norėjo išvardinti 5 geriausius jo nuomonė Amerikos rašytojus. Ir jis paprastai tai reiškia, seka būdavo tokia. Pirmas būdavo Tomas Wolfas, antras, reiškia, jis pats Faulkneris, paskui Dos Pasos, paskui ėjo Caldwellas ir Hemingway. Tada jis paaiškindavo, kodėl jis tokia seka išdėstė. Kaip jis tą supranta? Kad jis sakė, kad visi mes nevykėliai. Ne vienam iš mūsų nepavyko susilyginti su tobulybės svajonė. Ir aš įvertinau menininkus pagal taip, kaip didingai jie pralaimėjo, stengdamiesi pasiekti tai, kas neįmanoma. Aš esu tikras, kad Wolfas labiausiai už visus stengiasi priartėti prie neįmanomo, kad jis stengiasi įkūnyti literatūroje visą žmogaus patirtį. Ir aš manau, kad po Wolfo daugiausia pastangų tam padėjau aš. O Hemingwayų palikau paskutiniu todėl, kad jis niekada neišeina už ribų to, kas jam gerai žinoma. Jis daro tai puikiai, bet niekada nesiekia neįmanoma. Dar geriau jis apie tai pasakė. Kai, reiškia, toliau kalbėdamas kitame interviu, kai jis pasakė, kad mes su Tomu Wolfu stengiamės sutalpinti, sugrūsti į sakinį tikrąją to žodžio prasme viską, ką galime, norėdami perteikti kiekvieno žmogaus gyvenimo akimirkos, kiekvieno saulės spindulio unikalumą, tai, kas juose nepakartojama. Todėl mes rašome gremėzdiškai ir mūsų sunku skaityti. Tai visiškai nereiškia, kad mes sąmoningai stengiamės būti gremėzdiški, mes tiesiog negalėjome rašyti kitaip. O dar kitaip jis pasakė, dar labiau, man atrodo, paryškino šitą mintį dar kitame interviu, kai vienas japonų vertėjas padarė su juo labai gerą interviu, reiškia paklausė jo, kodėl jis išvertęs šitiek amerikiečių anglų rašytojų ir niekada nebuvo susidūrės su tokiais sunkumais, kaip versdamas, reiškia, Faulknerio romanus, išskyrus nebent tik Joyce, Ulysą, jis išvertė japonų kalbą ir Ulysą. Ir kad pagrindinis to vertimo sunkumas buvo stilius, kuriame susilieja ir objektyvus, ir subjektyvus dalykai, ir potekstai, ir simbolika. Ir tada jis jo paklausė, ar tas stilius yra jūsų sąmoningų pastangų padarinys, jūsų noras, reiškia, įgyvendinti naujų prozos eksperimentų, ten kažkokius tai naujus prozos eksperimentus, kuriuos jūs ištyrinėjote. Ar tai jums natūralu ir jūs kitaip rašyti negalite? Tada Faulkneris jam atsakė, kad stilius tai yra būtinybės, neišvengiamybės padarinys ir kad jis supranta tai šitai, kad žmogus žino, kad jis negali gyventi amžinai. Bet sykiu jo sieloje, jo širdyje dega troškimas išreikšti kažkokią visuotiną tiesą.
Ir jis visą laiką suvokia, kad laiko tam turi mažai. Ir mano atveju tai ir paaiškina siekį viską sugrūsti vieną sakinį, nes galimybės parašyti kitą sakinį gali ir nebūti. Tai va tas noras sugrūsti vieną sakinį viską, ką gali, va tą visuotinę tiesą ir lemia tuos dalykus. Gal Jeruzalė, jeigu tave užmiršiu, romanas, kokioj jis vietoj Folknerio kūryboj stovi? Kuo jis įsiskiria? Čia vienam romane 2 romanai. Visų pirma, jis iškrinta grinai temos prasme iš Folknerio kūrybos. Mes pažįstam Folknerį kaip Jokna Patofos apygardos kūrėją. O šitas romanas absoliučiai iškrinta, nes čia yra absoliučiai nei geografiškai. Pirmą kartą Folknerio, reiškia, vienam romane yra ir Naujasis Orleanas, ir Juta, ir Čikagos, reiškia, apylinkės. Nesugalvota, o tikra reali geografija. Jis yra toks, jeigu galima tai pasakyti, pats autobiografiškiausias jo romanas, nes jis yra susijęs su jo šeimos nesėkmingos santuokos, nelaimingos meilės istorija ir žodžiu, tai buvo kaip kažkoks katarsis išsilaisvinti nuo kažkokio asmeninio skausmo, širdgėlos, kančių. Antras dalykas, jis labai išsiskiria savo kompoziciją. Niekur tokios sudėtingos kompozicijos daugiau nėra. Ir kai jo buvo paklausta, kodėl, reiškia, ar čia simboliškai yra sudėtos tos tarpusavėje nesusijusios temos Laukinėse palmėse, tai Folkneris tada pasakė, kad ne, jis buvo sumanęs parašyti vieną istoriją, tą Charlottės Rittenmeier ir Hario Wilburno, kurie paaukojo viską meilę ir ją prarado. Bet ir jis nežinojo, kad tai būtų 2 skirtingos knygos, kol jis nepradėjo jos rašyti. Bet kai jis pabaigė pirmąjį Laukinių palmių skyrių, jis staiga suprato, kad kažko trūksta, kad knygai reikia paryškinimo, kuris galėtų kilstelt ją kiek aukštyn, kaip kontrapunktas muzikoje. Ir tada jis pradėjo rašyti tą Tėtušio istoriją. Tol, kol tada Laukinių palmių pasakojimas vėl pasiekė deramą lygį, tada jis liovėsi rašyti Tėtušio istoriją, parašęs pirmąjį skyrių ir vėl ėmėsi Laukinių palmių. Ir taip, kol tas pasakojimas vėl pradėjo smukti žemyn, taip jis antitezėmis kėlė knygos lygį. Pakalbam dar dabar apie vertėjos darbą. Tai Folkneris, sakykime, verčiat labai daug. Šiaip esu skaitęs, pavyzdžiui, jūs kaip vertėja, tai esate aukštumoj vertinama visų, tiek jaunųjų vertėjų, tiek apskritai skaitytojų. Suskaitęs, kad neprisimenu, kas skaičiau, kad, pavyzdžiui, net renkasi visas knygas jūsų išverstas, kokias jūs verčiat, tokias ir skaita. Arba, pavyzdžiui, Marius Burokas sakė, kad norėtų lygiuotis į jūs kaip vertėja. Tai dabar apie tą vertėjos darbą. Folkneris iš tų visų autorių. Manau, kaip ir skaityti jį nėra lengva, taip ir versti tikriausiai. Ne tai, kad nėra lengva, jaučiu, ir be galo sunku. Jeigu dėl manęs kaip dėl vertėjos, aš nežinau. Aš esu turbūt labai netradiciška vertėja, nes, žodžiu, visų pirma, aš verčiu tik tai, kas man patinka. Negaliu versti šiaip savo, kaip eilinis profesionalus vertėjas, leidykla užsako, tu išverti. Man pasisekė gyvenime ta prasme, kad aš visuomet verčiau praktiškai 99 ar 8% tik to, ką aš norėjau versti ir ką aš pati pasiūlydavau leidykloms. O rinkdavausi visuomet tuos autorius, kurie negalėjo nerašyti, tokius kaip Folkneris. Bet tai ir iššūkis? Tai yra iššūkis, todėl kad, pavyzdžiui, kiek laiko aš sugaišau ir kiek aš darbo turėjau įdėti išversdama Laukinės palmės, tai aš per tą laiką galėjau išversti bet 3 kitas knygas tame tarpe, bet 3 tokias, kaip aš dabar verčiu, pavyzdžiui, Margarita Duras. Tai yra labai didžiulis skirtumas vien dėl to, kad Folknerio frazė yra tokia, aš net nežinau, tai yra ne frazės, ne žodžio lygmenyje ir ne sakinio konstrukcijos lygmenyje, ten tą viską galima sutvarkyti, bet jis yra tiesiog nežmoniškai tankus tas tekstas, jame yra gyvybė, jame yra širdies plakimas ir va tokia dvasios siautulys.
koks būdingas tik Faulkneriui. Tas viskas yra ir tu turi viską tą perteikti ne žodžio lygmeniu, o surasti tą toną, kuris... Aš nežinau, ar aš jį suradau, bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad mano ir karjera vertėjos taip atsitiktinai prasidėjo nuo Faulknerio. Kai aš būdama jauna, jis mane taip užkabino, kad aš tiesiog nenorėjau su juo skirti. Tai yra žmogus, su kuriuo nori likti. Vertimas yra tiesiog nuodugnesnis, gilesnis perskaitimas tos pačios knygos. Tai yra, tu sėdi prie jos ir... O kitas momentas buvo tiesiog, nesinorėjo atsitraukti, norėjusi, bet aš galvoju, kad jeigu aš rašyčiau, aš niekada neturėjau, ko aš ir turbūt skiriuosi nuo kitų vertėjų, aš niekad neturėjau rašytojiškų, nei rašiau eilėraščių, neturėjau rašytojiškų ambicijų, bet visą laiką kirba tokia mintis, kad jeigu rašyčiau, ne mintis, o tiesiog pojūtis toks, kad jeigu aš rašyčiau, tai aš rašyčiau taip, rašyčiau, pasakyčiau, tą aš norėčiau pasakyti ir taip aš norėčiau pasakyti. Tai 3 autoriai mano gyvenime buvo tokie, su kuriais aš absoliučiai tapatinausi, guliau ir kėliau. Man rodės, kad vienodai plakė širdis ir vienodai regėjo akis. Tai buvo 3 mano labai skirtingi autoriai, bet tai buvo mano tokios 3 gyvenimo meilės. Tai čia Faulkneris be abejo ir dar tada kas? Tai buvo Faulkneris, Camus ir Beketas. Bet 3 skirtingesnių negali sugalvoti autorių, ar ne? Bet tai su tais, su kuriais aš gyvenau. Tai negali mylėti vienodų 3. Tai dėl to ir myli, kad skirtingi. Ko gero taip, bet tai sakau, tai Faulkneris buvo mano pirmoji meilė, Camus turbūt buvo jau tokia tikroji, o Beketas buvo tokia brandžioji meilė, turbūt taip, aš nežinau. Bet apie Faulknerį aš noriu, turbūt aš nebūčiau ir tapus vertėja, jeigu, aš ne tik, kad aš norėjau, reiškia, su juo pabūti ilgiau, bet man atrodė, kad buvo labai, Vagos leidykloje Faulknerį tada buvo nemaža jo knygų išleista. Pačios vienos iš geriausių jo knygų iš Sartorių ciklo išleistos, išverstos Lilijos Vanagienės ir jos buvo labai garsios, labai mylimos, labai perkamos ir ten jau buvo viršūnė tokia, buvo tik aukščiausiais tonais apie tą viską kalbama. O man kažkaip atrodė, kažkas, ne taip, aš ne taip jį girdžiu, ne taip matau ir man atrodė, kad, nenoriu pasakyti, kad man iš vis tada, aš nežinau, kiek ten buvo toks jaunatviškas įspūdis, kiek jis tikras, aš net dabar net ir kai jau tapau profesionalė, negaliu šito aiškiai suvokti, bet man atrodė, kad mano buvo toks blogas įspūdis, kad visi Vagos vertimai yra, kad visi autoriai pasidaro vienodi. Aš nežinojau, kuo skiriasi, pavyzdžiui, Faulkneris nuo kokio nors ten, nežinau. Bet ko kito, sakykime, ne? Bet ko kito, jo. Ir man atrodė, kad tam vertime trūksta būtent tos faulkneriškos aistros, tos energijos ir Ir galbūt net to nesuprantamumo, tos paslapties kažkokios. Būtent, viskas kažkaip nuglūdinta buvo ir man atrodė, kad ne taip. Ir aš dabar pagalvoju, aš pasižiūrėjau, tai pirmą kartą Verbenos kvapas mano buvo išleistas prieš 71 metais, tai prieš kiek čia metų, prieš 40 metų, daugiau. Taip, daugiau. Daugiau kaip prieš 40 metų. Ir žinot, keisčiausias dalykas, kad aš ne dėl to, kad aš reiškia įsivaizduoju, kad tai mano labai geri vertimai, bet dabar po 40 metų aš perskaičiau tą Verbenos kvapą, kai man reikėjo ten vieną kartą kažkur tai Faulknerį panagrinėti. Ir tose pačiose vietose, kur kai aš skaitydavau, dabar po 40 metų lygiai tose pačiose vietose man užgniauždavo kvapas fiziškai. Gal čia yra kažkoks labai asmeniškas dalykas. Aš neobjektyvi, tai yra mano vertimas. Ir aš galvoju, kad jeigu aš tada, būdama jauna, kai aš jį taip mylėjau ir taip aš jį gerai girdėjau, jeigu aš būčiau išvertus tada triukšmai ir įniršiais, turbūt būtų
aš išvertusi Triukšmas ir įnešė, kaip ir visi Faulknerio vertimai, jie man kainavo labai daug darbo, laiko, triūso, viską, bet aš niekada po to išvertusi, aš niekada nebeskaitau savo vertimų. Bet aš visą laiką turiu tą mintį, kad jeigu man jeigu aš būčiau galėjusi tada, nors ir kaip nepatyrusi aš būčiau buvusi, tas Triukšmas ir įniršis būtų buvęs geresnis, nes dabar jau tas kraujas nebetvinksi taip mano gyslose, kaip jis tvinksėjo tada, kai aš jaučiau tą Faulknerį, kaip jis tvinksėjo Faulknerio gyslose. Dar tas techninis dalykas, tiesiog klausytojams gal būtų įdomu, nes net neįsivaizduoju, ko gero daugelis, pavyzdžiui, Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, jūs sakėt, daug laiko užėmė vertimas, galėjot 3 ar 4 knygas kitas, tai kiek tas darbas užėmė laiko? Kad visi žinotų. Žinot, jį paskaičiuoti labai sunku, todėl kad būna keli etapai. Būna pirmas etapas, tu padarai juodraštį. Tai skaičiuojami viską nuo to laiko, kai sugalvoji versti ir atsisėdi prie stalo. Ir ten galima ir pertraukas daryti. Bet vis tiek, metai, 2 ar metai, ar mėnesiais čia skaičiuojama. Sakykime, prie Faulknerio. Prie Faulknerio turbūt metai, nesupranti, kaip, tai būna taip, tu padarai, tarkim, 3 mėnesiai juodraščiui, paskui tu turi duoti jį pagulėti, sėdi prie kitos knygos, nes kitaip neišeina, būtinai reikia, kad jis pagulėtų ir kad tu nuo jo atsitrauktum, tada darai kitos knygos juodraštį, padaręs kitos knygos juodraštį, grįžti prie šitos knygos, vėl redaguoji, tai 3 mėnesiai plus 3 mėnesiai, plus 3 mėnesiai ten kažkokie 3 ar 4 mėnesiai, aš nežinau, kiek ten kainų. Reiškia, pirmas variantas 3-4 mėnesiai, antras variantas 3-4 mėnesiai, nes antras išeina lygiai tiek pat. Ir paskui trečias yra trumpiau, jau ten būni su redaktorium, bet irgi taip, tai praktiškai, metai išeina tokiai knygai kaip Faulkneris. Prašau, o kas galėtų pagalvoti? Atsisėdė, atrodo, išverti ir eini laimingas. Bet ir dar žinote, dar tie metai nelygus metams, nes lygiai taip pat gali išeiti su bet kokia, pavyzdžiui, aš nesakau, kad prasta rašytoja ar kokia, bet Margarita Duras, kurią aš dabar verčiu, jin yra tas pats vertimas, jeigu tu Margaritos Duras gali padaryti, sakykime, 4, aš manau, kad jaunas vertėjas padarys ir 6 puslapius per dieną, tai Faulknerio, daugiau kaip 2, tu niekaip neišstenėsi. Kartais tik pusę, nes yra toks, suprantat, jis toks tankis, kad, taip kaip būna, kaip tu nesuvalgysi torto daugiau negu tiek, kiek tu gali. Tiesiog atbunka viskas, ir galva, ir viskas. Po to, reiškia, tu padarai ten kažkokį tai Faulknerio pusę puslapio ir tu jau tą dieną nieko nebegali daryti. Aš nenoriu net, pavyzdžiui, aš jau tingiu net sumuštinį pasidaryti. Aš jau ten bet kaip apie tai, reiškia, nieko nebesinori. Aš negaliu ten, pavyzdžiui, dulkių kažkokiu tai pašluostyti namuose po to, kai kažkaip taip. Ir tą reikia visiems žinot, kad tas darbas yra taip sekina, kad, čia perfrazuojant Tomą Maną berods, tai galima tą patį ir apie vertėjus pasakyti. Ten sakė Tomas Manas, kad rašytojai yra tokie žmonės, kuriems rašyti yra sunkiau negu bet kitiems žmonėms, nerašytojams. Tai čia tas pats, o tą patį krūvį gauna ir vertėjai. Prisiminiau, kažkur irgi esu skaitęs, kad tarsi yra 2 tipų vertėjai. Tie, kurie stengiasi įsikinkyti, netitrūkti nuo originalo, ir yra tokie tipo vertėjai, kurie atitrūksta nuo to, kažkaip kitaip verčia. Tai egzistuoja tas dalykas ir, sakykime, kokia jūs esat, kokio tipo save vertėja laikytumėt? Aš tai pasakyčiau taip, aš atsimenu, aš tai norėčiau būti pažodinė vertėja. Niekada gyvenime neleidau savo jokio laisvo vertimo. Čia yra tas, ką aš sakiau, kad aš suprantu, kad žmonės, kurie neišsiugdė savo kūrybinių ambicijų, neišėjo rašytojas, neišėjo poetas ir jis tapo vertėju, tai jos ten užneša kažkur į tokius dalykus. Interpretacijas galbūt net, sakykime. O vertėjas, negali būti, žodžiu, vertimas neturėtų būti nei medinis,
nei per daug laisvas. Ta prasme, kad pažodinis jis negali būti, nes jis taps medinis. Lietuvių kalbos dėsniai reikalauja kitokių, išraiškos būdų negu, pavyzdžiui, anglų arba prancūzų kalba. Žodžiu, turi keist, nieko nepadarysi. Ir šitos grinai techninius dalykus tu pajunti, bet tas keišiausias su laiku tas atsiranda, tiesiog fiziškai pajunti, kad čia ne tas žodis ir iš karto, žodžiu, pradedi ieškoti ir surandi tą, ką reikia. Bet tai tam, kad nebūtų tas medinis vertimas, bet kai jis per laisvas, tai jis irgi, tu neturi jokios teisės, išduoti tavo autoriaus. Ir aš atsimenu, kad aš taip, gal aš blogai supratau, buvo toks Selingerio vertėjas į rusų kalbą, kad jis pasakė, nėra dviejų vertimų, vertimas yra vienas, tu turi padaryti jį tokį, koks jis yra. Žodžiu, kad aš suprantu, kad poezijos gali būti ir 1, ir 2, ir 3, ir 5, ir 9 vertimai, visi bus skirtingi, tai poezijos tu tikrai negali padaryti vieno vertimo. Bet proza tai yra, tu turi kaip galima arčiau to teksto būti ir kaip galima, bet svarbiausia tai yra, pagauti nuotaiką tos ir balso toną rašytojo. Bet tai čia jau, sakykime, kažkokiais objektyviais matais tu neišmatuosi, čia yra ta paslaptis. Aš manau, kad taip. Aš manau, kad svarbiausia, aš taip manau. Kodėl man nepatiko tie Vagos Faulknerio vertimai, man atrodydavo. Bet vėlgi čia grinai yra mano asmeninis dalykas ir aš visiškai objektyviai, galit sakyti, kad Vanagienė geresnė vertėja už Tauragienę ir viską. Aš nežinau, labai galimas daiktas, bet aš jau, neišgirstas, ne taip išgirtas Faulknerio balsas. Man taip visą laiką atrodė, o man atrodo, kad aš jį išgirdau. Aš esu tikra, kad aš geriau išgirdau, bet gal ta pati amžinatilsį Vanagienė atsisėstų ir pasakytų, ne, aš geriau išgirdau. Tai štai taip kalbėjo Violeta Tauragienė, legendinė vertėja, kuri visą laiką vertė tik tokias knygas, kokias pati norėjo. Tiesa, laikai šiek tiek pasikeitė, vartotojiškos visuomenės poreikiai yra visai kitokie nei tos, kuri ėjo to vartotojiškumo link. Ir štai kaip vertėja prasitarė, jog ir dabar, jau bene 3 metai ant jo stalo guli išverstas vieno kanadiečio rašytojo romanas. Puikus romanas ir neverta, manau, tuo abejoti, kurio niekas nesiteikia išleisti. Be to, vertėja turi numačiusi ir dar daugiau, ko tikrai reikėtų Lietuvos skaitytojams, kas būtų įdomu, bet ar visa tai išvys dienos šviesą, be abejo, priklauso nuo leidėjų ir, ko gero, liaudies, kuri kažkokiu būdu turėtų reikalauti, pavyzdžiui, nebestsellerinės literatūros. Kad ir, pavyzdžiui, išeiti į gatves su transparantais. Taigi, lauksime ir stebėsime, kas kur čia kaip aplink vyksta. O dar kart noriu padėkoti Violetai Tauragienei už tai, kad sutiko pasikalbėti ir už įdomų pokalbį. Taip pat Faulknerį, tad skaitykite Jeruzalę, jeigu tave užmirščiau, ir net jeigu iš 3 karto nieko nesuprasite, skaitykite 4 kartą, nes toks būtų paties Viljamo Faulknerio pasiūlymas. Gero savaitgalio ir iki kito penktadienio. Skaityk su Ugniumi Butkumi.